Labą dieną. Labą vakarą. Oi, labą dieną. Taip, lemba, nu tai gal ir vakaras. Nu, gal ir vakaras. Paukštelė apipaun. Nu, tai ko mes čia dabar vėl susėdam? Pakalbėti Dabar trysia važiuok. Su Eduardu irgi. Apie savaitės įvykius. Kas su šventė šiandien, kas kaip. Bet tau kaip tik tai savaitgalis taip iššventi. Mėgsti pašvęsti. Iš visų man kiekvieną dieną šventė pirmas dalykas. Taip, jeigu atsibundi, pulsas yra ir šventė. Taip, ir sekmadienį ypatinga. Ir šią savaitę, kaip praeitą sykį sakiau, buvo gyvenimas ir ramybė. Tame buvau labai... Tai tu ramiai gyveni? Labai ramiai. Ypatingai, kai ten nuvažiuoju ir pašlovinu Dievą. Aš tai nieką nešlovinu, aš kažkaip ne, tai viskas labai už gerai. Tokius, kad žmonių lygybė būtų. Šlovinti nieką nereikia. Va mes visi trys vienodė čia sėdėm. Tai mes ten visi lygus. Tiek lygus visi. Nu tai gerai, o tai ką tu šlovini tada? Dievą. Kad jis mus myli, kad jis mus sukūrė, kad jis mums viską duoda. Bet va tu vis tiek šnekai Dievą, bet tu niekaip nepasakai, kas tas Dievas. Žmonės va irgi skundžias, niekad ne, sako, tas kalba apie Dievą, bet nepasako, kas tas Dievas. Aš nuslėp, sako, tai žmonės nori. Aš anąsyk pasakoju. Dievą aš suprantu per Jėzaus Kristaus mokymą. Ir šiandien, noriu pasidaryti, kad šiandien bažnyčių buvau. Nu gerai. Ir šiandien, jau kas nežinot, yra švenčiausios trejybės šventė. Oho. Bažnyčių katalikų kiekvieną sekmadienį būna šventė kažkokia. Kiekvieną sekmadienį. Šiandien švenčiausios trejybės. Žinai, kas yra švenčiausios trejybės šventė? Nu kažkas trejinas, matai, žiūri į vieną, matai tris. Galima ir taip, iš dalies tu labai neblogai pasakai. Yra Dievas tėvas, Dievas vardan Dievo tėvų ir sūnus. Nedėk ant savęs kryžiaus. Ar žinai, kad tu nedėk ant savęs kryžiaus? Nedėk. Man prie manęs. Ant tavęs? Ne, ant manęs. Aš gyvas žmogus, ant manęs kryžiaus nereik dėti. Aš ant savęs dedu, ne ant tavęs. Nu, tai ant tavęs, aš te palaiminsiu. Aš irgi noriu, kad tu gyvas būtum. Tai aš gyvas irgi. Koks tu gyvas, jeigu tu ant savęs kryžių dedi? Nu gerai, tiek to. Čia tai... Kiekviena religija yra kiekvienas žmogaus asmeninis pasirinkimas. Jo. Vygandas yra pasirinkęs savo religiją ir aš jam nedraudžiu ir nežeminu jį dėl to. Ir mes gerai sutarėm, ne? Gerai sutarėm visą laiką, mes randam kažkokią bendrą kalbą ir pasikalbam. Taip pat ir kiti žmonės, tiek ir musulmonai turi savo religiją, tiek ir... O tu apie savo papasakok. Aš savim tikiu. Labai gerai, aš jau anąsyk sakiau, kad labai gerai. Tai aš nemeluoju, aš tai visą laiką sakau, kad aš savim tikiu. Aš irgi tikiu. O ką tada pasakyti, ko netikiu? Aš irgi tikiu savim per Dievą. Aš žinau, kad Dievas manyje ir aš ką paprašysiu Dievo. Tai jūs esate Vygandai... Du viename, jis mano geriausias draugas. Geriausias draugas. Jėzus. Aš kažkaip tikėjausi, kad aš tavo geriausias draugas, bet pasirodo... Pirmiausia, Dievas eina, paskui artimieji, žmona, vaikai, o paskui draugė artimieji. Paskui tik tai aš. Jo, tik tai paskui ne pirmoji eilė. Nesudėkit niekad vilčių į žmogų. Žmogus visą laiką gali nuvilti. Visą laiką gali nuvilti žmogus. Tik tai Dievą. Dievas niekada nenuvilti. O daug tokių žmonių, kurie tave nuvylė? Ne, nes pas mane pirmų vietų eina Dievas. Tai kaip mane nuvilsi? Nu jo, kaip tave nuvilsi? Mane nenuvil tik tai tiek, kad būna tokių nusivylimų, bet apie nusivylimus... Tai tu reiškia toksai kaip ir beviltiškas būtum. Galima sakyti. Visiškai. Gerų žodžių iš kažkur išgalvoju, net neina suprasti. Nu, tai, matai, tu irgi gerų žodžių tau šventė, supranti. Tai aš irgi taip džiūgauju, kad švęskim kiekvieną dieną. Aš buvau šiandien, noriu dar biskį baigti, tokį liūdimą. Šiandien buvau Klaipėdos tokio atgimusio bažnyčių. Kristaus karaliaus, jeigu nemaišau. Tokia mažikė graži bažnyčia yra. Ir viskas čiučiut pavėlavęs atėjau ir atsisėdau galėtin šalia tokių jaunų, ne jaunų, viskis jaunesnis už mane, tai aš jau vadinu jaunuoliu. Nes man 50 faktiškai, ten, man atrodo, jis viskis turėtų būti jaunesnis, aš taip įtariu. Ir viskas... O gal tai geriau atrodo? Gal tai geriau atrodo. Aukštas toks, žinai, gal kaip koks skirtum. Visa galva aukštesnis, kokia, žinai, bus ne 2 metrų, žinai. Ir taip sėdėva. Ir, žinai, kai ramybės
palinkėjimas, aš matau, kad jis yra atgimęs. Nes aš jaučiu tą dvasią, žinai, kai bažnyčia vaikšto, aš matau, kur atgimė, kur atgimusios bažnyčios, kur drąsūs žmonės, kur tikintys, kur tokį biskį įsigandė. Tai tu jau tokia kaip aiškiaregystė. Ne aiškiaregystė, jauti paprasčiausiai pas pavaikščioti. Nu jo, tai vat energetiškai jauti, vat žmonės irgi supranti. Todėl vat yra reikalingas gyvas bendravimas. Taip. Tada tu pajauti žmogų. Ir save pasitikrinu. Jo. Iš tikrųjų, kaip aš priimu žmonės kitus. Man bažnyčia yra, kaip aš per savaitę, pragyvenau savaitę, nueinu į bažnyčią, aš matau, jeigu aš supykęs išeinu, jeigu kažkas mane nervina bažnyčių, tai reiškia, kažkas su manim negerai. Ne su tai žmonėm, o su manim, reiškia, aš jau net tuo keliu einu, aš turiu mylėti visus žmonės. Taip. Ir žiūrėk, kaip buvo. Komunijos, per ramybę aš jau pamačiau tą žmogų, kai jis padavė ranką, nes ranką labai mažai kas bažnyčių duoda. Po tos koronos, tai iš viso tik linksim, žinai, ten kai lavonai. O aš visą laiką duodu ranką, žinai, aplinkiniam. O kiti dar duoda, kuloką, tipo, kad muštis. Nu, tu sakau, ko tu čia, sakau, smurtauji? Bažnyčių? Ne bažnyčių, apskritai, kad sveikina. Nori sumušti kulokais. Yra žmonės, gal tiki kažkokiu virusu, žinai. Čia gal irgi. Tai jis ir žmogus paskui. Vėliau neišdaryk manęs. Ir žmogus, supranti, padavė ranką ir taip drąsiai. Viešpaties ramybės. Aš tai sakau, tik tai ramybės. Aš toks nedrasus. O jis viešpaties ramybės. Ačiū, sakau, žmogus. Tikras žmogus. Abudu, žinai, aplinkui visus žmonės taip pasveikino, žinai. Ir nuėjom komunijos. Žinai, kas komunijos? Kristaus kūnas. Nu, tai aš taip ir galvojau, kad tu Dievo kūną valgai. Taip. Tai nuėjom komunijos ir... O tu nebandysi manęs atsikaščiai? Ne, tu nesi Dievas. A tu tik tai Dievo kūną? Tik tai Dievo. Bet matai, dalelė to Dievo yra many. Ne, yra, bet tu esi... Aš Dievo sūnus, aš laisvas Dievo vaks. Žinau tokį? Teisingai. O, mata. Teisingai. O kiti yra rab Božai, sako. Ja rab Božai. Tu ne toks irgi. Nu kaip... Čia kaip nors žmogus save, taip jis gali vadyti. Aš nieko prieš, supranti. Bet tu vergu savęs nelaikai. Vergu ne, aš laikau... Bet tai kad mes visi vergai. Ne, Dievo... Kaip jis Dievas manyje, aš daugiau kažkaip vertinu kaip mano geriausią draugą, kaip ištikimiausią draugą. Nu, visi geri dalykai. Tai tau jaučia geras emocijas, supranti. Taip. O jeigu tu supranti jau gaunės, kad rab Božai, tai tu kaip į baudėją kažkokį. Aš žinok, šitą dalyką, dar vieną, gerai, kad tu užsimini. Šitą dalyką aš galvojau visą laiką gyvenime, kad reikia man užsitarnauti. Prieš Dievą užsitarnauti, daug yra religijų ypatingai, daug yra tokių mokymų, kad užsitarnauti, aš turiu Dievo meilę. Įsivaizduoji? Ten nuodėmių nedaryti, ką. Ir yra toks... O tai tu nemėgsti sugrėšyti? Nėra tokio žmogaus, kuris nenuodėmiauja. Tokio žmogaus ne. Tai tu gimėjai nuodėmiai. Nuodėmiai, teisingai. Tai supranti, ir mane tas, aš kokiu gal 2 metai tik tai... Biški problemikio atsitiko, tokių biškiai, ne? Prašom, biškiai. Tu jau atsiprašai. Taigi tu nieko nepadarei čia. Techniką pavedė. Tai technika. Mes patys kalti. Noriu vis kažką apkalti. Gerai, vis kažką noriu apkalti. Jisai nori būti kaltas. Gerai, kaltas. Aš kaltas. Aš nekaltas. Ir dapasakas, aš biskį jau ten kaip šnekėjau, mums čia nesijungi. Išsimušo, ne? Nežinau net ką ten šnekėjau iš tikrųjų. Tai aš papasakosiu tik tai. Tu pamiršti greitai, ne? Nu, nežinau ties kurią vietą įsijungi. Gerai, kalbėk. Tai bažnyčių, kai buvau komunijos, ėjo tas vaikinas, kur šalia manęs sėdėjo ir ateinu po komunijos, aš taip stengiuosi į galą eit. Ateinu, jis atsiklaupęs, ten meldžias ir verkia. Eina savo, sakau, gal žinai, prisiminiau savo pirmus atėjimus į bažnyčią, žinai, kaip... Nu va, kažko tas nelabasis, nešok. Dievo vardu, kaip tu sakai, pašalink dabar jį. Jėzaus Kristaus vardu. Išeik. Išeik. Ir netrukdyk mums laidos vest. Nelabasis. Taip. Va. Tai dabar toliau prisiminiau
Tik nežinau, kaip čia gausis, kaip čia mes sulipysim tą visą. Čia iškelintus. Bet vis tiek nepyk, žmonės supras, kad čia mes, vis tiek mes tokie kaimiečiai paprasti esam. Tai. Mano prisiminė tas pirmus atėjimus į bažnyčią, kaip verkdavau, kaip ten tas... Nes man buvo turbūt 38 metai, kai tai jau, žinai, tai balėma tą visą gyvenimą, va tokį praleidavo, tokį... Iš tikrųjų, aš galvojau, kad buvau netikintis, Vilmantai. Iš tikrųjų, buvau tikintis. O žinai, kas mano dievas buvo? Nu? Pinigai? Pinigas. Aš tai galvoju, kur pinigai, kur biznis, čia biznis, čia. Arba jeigu biznis nėra, aš nieko nedarau, viskas, tik tai biznis visur, žinai. Tu matai kaip? Tai va čia, aš tik tada supratau, kad aš buvau tikintis, ne į tą dalyką, į pinigus. Ir visi žmonės yra, iš tikrųjų, tai visi žmonės yra tikintys į kažką. Ir netikinčių žmonių. Aš tik dabar pradėjau suprasti šitą dalyką. Nu, čia įdomiai papasakoju. Aš dabar tai neatsimenu, ką aš ten pasakoju, bet jau kas kitas įdė pasakosim, žinai. Tai... Tikriausiai pamelavai. Ne, nežinau, ten daug pasakojų ir nutrūkų. Tai va, tai dėl to žmogaus, kur pamačiau, kad verkiantis, prisiminiau savo, žinai, tą toks kaip ir, balema galvu, kaip jiem gerai, žinai, va, tokia dievų meilė patiria, žinai, va, tų bažnyčių. Man labai kažkaip... Gal vat, ir iš laimės, taigi kartais vat verkia, džiaugiesi, iš džiaugsmo ašaras tokias. Ir džiaugsmų, ir visokių tų ašarų, aš neklausiau, kokius. Aš paskui paklausiau, gal fainai, žinai. Tai sako, kažkaip blembo pagrėbis, sako šiandien, žinai, taip įdomi. Aš paskui po bažnyčiau, sakau, reikia nueiti, kažkaip toks noras su juo pabendrauti, žinai, nes labai retai sutinki bažnyčių tokių gyvų, žinai, tikinčių. Nu, iš tikrųjų, tokių. Nes ir ten pilno apsimetėlio, ne? Na, sakau, yra gyvesnis bažnyčios, ten ir nuo kunigų priklauso, nuo daug ko priklauso, žinai. Ten... Kokia energetikas. Jo, tai va, ir va, sakau, eisiu pakalbėti, tik nežinau, tą vietą pasako, ar ne, kaip, sakau, žinai, va, žiūriu, įeina, nueina mašinos numeriai tokie kaip mano. Matai, koks sutapims įdomu. Jo, modelis toks pat. Nu, blema, sakau, čia kažkas įdomiai, žinai. Tai paskui, vat, nuėjau, pabendravau irgi pasisakiau, sakau, kartais tokį padarom, sakau, papasakosiu apie tave, kaip liudijimą, žinai, papasakosiu, nu, kaip va, Dievas... O tai jis tau leido papasakoti? Leido, bet supranti, tas... O jau tavęs ieška kažką. Nieko. Neturi ten reikšmė, žinai, ar leido ar neleido, aš vis tai galiu pasakoti, niekas nežino, kas jis toks. Ir aš pats net nežinau. Tai va. Kitokia istorija, labai fainai, paskui nuvažiavau kaip visą laikį pas šitos gyvenimas ir ramybė konferencija, kur praeitą savaitę, sakiau, buvo. Labai faina konferencija buvo. Iš tikrųjų labai palieti, labai liudijimai buvo geri, žinai. Tokį, sakau, ir verkiau, ir juokiaus, įvairių buvo, labai šlovinimai geri, pas Evgenijų, labai superiniai šlovinimai, žinai, yra. Tai va, tokius labai prasmingai praleidau šį savaitę. Gal kuriems žmonėms gal pasirodys įdomu, tai tu gal papasako, kur čia... Ai, aš sakiau, irgi dar pakartau, gyvenimas... Tai gal daugiau, kad žmogus daugiau užsifiksuotų tą atmintis. YouTube yra gyvenimas ir ramybė. Kanalas toks paprasčiausiai. Aš ypatingai, mes Šiauliuos būnam, tai aš tai norėčiau... Šiauliuose būnam? Ne. Šiauliuos, kai Vilmantas gyvena, tai Vilmantas jūs atvežtų. Gal Vilmantas krikščionis taptų. O tai būt bairis. Ne, tu manęs nekeis. Aš nekeičiu tavęs. Susidarėm. Aš nekeičiu tavęs, tu nekeisk manęs. Žmonės yra skirtingi. Aš neturiu tiek jėgų, kad tave pakeiščiau. Nu, tai gerai, nekeis. Aš neturiu tiek jėgų, kad tave pakeiščiau. Tave tik Dievas gal pakeis. Bet nereik manęs keisti. Tai čia ne nuo manęs priklauso, žinau, Dievo ir tavo santykių. Nu, tai manęs nereikia. Tai aš tavęs nesiruošiu keisti. Ačiū. Dievas tik pakeis. Nu, tęs toliau pokalbį. Ne, jis sakė, laisvai atvežtų ir pats pabūtų, arba nuvažiuotų prie jūros, jūs pabūtumėte tikrų, gražių atgimusių bažnyčių, labai geri šlovinimai. Kaip čia pasakyti, tokie gyvi. Iš tikrųjų, tai visokie jausmai yra. Tai kas yra gyva, tas yra ir gerai, supranti. Jo. Nes tas toksai
paviršutinis toks arba apsimestinis kažkokie jausmai, kur yra. Tai vat jie tokie šalti, supranti. O jeigu gyva, tai vat jis yra toksai, vat gyva tai yra su meilė kažkas, nes supranti. Supranti, pastorius, pavyzdžiui, šiandien pamokslą sako, ir matai ašarus bėga. Ir man pačiam pradeda bėgti ašaros. Jau žiūrėk džiaugsmo ašaros, ten pradeda, žinai, giesmę kokią, ten džiaugsmas toks liejasi. Sakau, ten tokie jausmai įvairūs būna, kad eik tu savo, žinau, va taip labai, tikrai, va ašaros bėga, man pačiam bėga, žinai, tos ašaros. Kažkas labai jūsų ieško. Nenuėmiau garsą čia. Aš gal netrukdys labai. Nu tai vis tiek jau, kai sakant, apie tai va čia ką pašnekėjau, man atrodo, reikėtų ir tą... Nebent dar, bet gal apie rinkimus gal pašnekam, ką nors. Gal kitą laidą. Gal kitą laidą padarysim kitą savaitę, žinai, mes... Kodėl kitą, tai čia kitą. Ai, nu tai... Arba kitą savaitę, arba kitą laidą, nes jeigu mums seksis dar čia toliau įdėti, tai bus dar... Kaip tu ten sakai, kad žmonės prenumeruoti, prenumeruotų, kad kanalą. Jo, kad prenumeruokit. Va, paukštelė, apypalpas, ne tik telefoną. Prenumeruokit, paaukokit, jeigu yra galimybė. Vilmantui reikia pagalbos. Reikia pagalbos žmonių? Ne, nu tai visiems tos pagalbos reikia. Nu, ką aš žinau, kam tos reikia. Palaikykit, paskui dar gražių komentarų parašykit. Labai malonu, kad praeitą apie Dievą, kaip paskui, nu ten tokias biski šnekėjau, tokias, nu, bent juoksima, tokias biski nesąmonės. Vilmantas dabar nepaderina, tai gavo tiek komediją. Nu, bet vis tiek, viena moteris labai gražiai pagyrė, ačiū, tikrai, ir tokių, vat, nėra tokių labai blogų komentarų. Tik tai va, gal, Vilmantas vis įduosi tokį įspėjimą. Kam jis kabina, va, pavyzdžiui... Oi. Pas prisipažįsi ar man pasakyti. Ką tu dabar? Apie ką? Nu, kalbė. Aš neatsimenu vardo, jau tik žinau, kad jis lys. Ar kaip? Atsiprašome jo, aš tai tikrai atsiprašau. Aš tai neturiu dėl ko atsiprašyti. Jeigu tu kažką blogą žmogui padaryti, tai atsiprašyk. Tu kažką vis jį prikiši? Ne, jis normalus žmogus, jis yra Panevėžio žymybė, mes su juo esam pažįstami, kaip ir sakiau, padarė laidą. Ir dabar, vat, kad aš čia su Miku laidą dariau, kalbėjau, kviečiau irgi, jis buvo po darbo pavargęs, tada negalėjo atvažiuoti, netvažiavo. Nu, ten mes bendraujam, normalus žmonės esam, supranti. Nu, jeigu bendraujat, nu gal aš klystu, bet tu visą laikį kažkaip jį nori paėsti. Nu, mes neperzint noriu, mes... Nu, mažai jūs toks bendravimas, aš nežinau. Tai jis irgi, taigi, youtuberis yra, irgi turi kanalą, taigi mumis filmavo, taigi ir Panevėžį. Nu, tai jeigu taip, bet matai, žinai... Andras Mazizli. Ne, nekomentuok daugiau, taip parašė. Vilmantinas Pimpalinas, nu, blema, galvoju, nu, va, 2 vaikų darželių lygių. Prie ko čia dabar? Tai čia jis parašė, tai čia jis... O tu jį erzini. Ne, aš jo ne. Gerai, viskas parašė. Jisai gal kitą savaitę galėt važiuos, va, nu, tai gerai. Pakvieskim, Aurelijų Zizlį, atvažiuok kitą savaitę, gali pasirokuosim. Na, jeigu jūsų draugai, tai viskas tvarkoja. Aš gal blogai. Taip, taigi, aš neturiu informacijos. Nu, tai kam tu tada čia purkštau? Nu, bet vis tiek, aš atsiprašau, aš už Vilmantą atsiprašau. Už mane nereikia atsiprašyti, jeigu aš kažką blogo padarysiu, aš atsiprašysiu. Aš už save tada atsiprašau. Kad aš leidau jam taip sakyti. Tai dar to betrūkam, mes čia dar susipešim kokiais įgėnė. Visko bus. Visko bus. Nu tai va, sekit kanalą, ne tada prenumeruokit, ne? Palauk, sekanti laida, negaliu tylėti, negaliu meluoti. Pratesimą, praeitas iki, irgi panašiai. Tai jau 2 tokias laidas yra, ten kai autobusu iki važiavom, irgi šnekučiavomės, ne, daugiau antrą dabar. Ne, tai ten tokia, dabar jau... Ten įžanga. Ten dabar jau bus toks serialas, toks gal. Bet žmonės, mačiau, ten irgi kažkur komentuoja, kad vieni ant kitų tipos purvą pil, bet tai gal tau vis tiek reikėtų ten... Ne, taip, kad pila, matai, čia toks ne taip, kad purvų pilimas. Aš nežinau, matai, kaip atrodo, gal iš šonų kitaip atrodo. Matai, žmonės nesigilint, supranti, jie nesuprant, kur ir kas tą purvą pil, supranti, kur yra tiesa, kur yra mels. Gal kažkaip reikėtų plačiau išaiškinti, supranti, iš kur tas visas atsirado. Nes, žiūrėk, praeitą sykį tą laidą, kai bandė daryti, ne? Ten irgi kažkas sugedo. Tai nepilna versija ten išėjo. Nu tai protestas. Nepilna versija, bet kas įdomiausia, kaip Dievas veda. Ta diena, kai Vilmantas įdėjo, pasidarė košmaras. Po Vilmantų įdėjo Marius,
Ir paskui pats Vaidas. Tik jis išsižada. Eduardo Vaitkaus. Tai va, ir matai, aš Tai dabar jau stebėjau. temą reiks pakeisti biskį, paskui pratesimą to padarysim, dabar reikia pakeisti temą gal Bet tai, vat, apie tą dalyką, nes aš ten daug esu. bet aš tau taip ir sakiau, kad va, tai bus, ne? Ai, žinau, gal ir sakei, bet kažkaip neužfiksavau. Nu, va, mes, matai, kas pažįstam tą žmogų, tą vat veikėją, tai mes jau senai žinojom, prie ko tai privest. Nes, čia dėsningums toksai yra, supranti. Ir dabar, kas įvyka, supranti, su Eduardu, tai grinai tas pats buvo su Linu Jurgučiu įvykę. Tai gerai, čia kažkas nekantrauja. Geros dienos, geros kloties. Laukit, negaliu meluoti, negaliu tylėti, negaliu meluoti. Ar taip palauk? Nu gerai, bala nematė, kaip susakė, taip ir bus gerai. Iki. Sudėjau, laimingai visi.